Sveiki, štai mes ir vėl kelionėje. Dabar vykstame link Vokietijos, Dresdeno ir šiuo metu važiuojame vakariniu Varšavos apvažiavimu. Mūsų šios kelionės tikslas aplankyti Vokietiją, Čekiją, šiek tiek Austrijos ir Lenkiją. Mes vykstame tryse, kas tokie pamatysite, bežiūrėdami šį filmuką. Ir kaip visada vykstant į vakarus, pirmiausia reikia pravažiuoti didelius Lenkijos plotus ir visi įdomumai prasideda tik tais po to. Taip buvo ir šį kartą, visos Lenkijos per vieną dieną nepravažiavome, teko nakvoti, o nakvojome mes kažkur tarp Lodzės ir Dresdeno. Na, bet gerai įsimiegojome, todėl kitą dieną neužilgo mes pasiekėme Vokietijos pasienį, kur buvo patikros postas, bet mūsų vokiečiai netikrino, praleido važiuoti toliau. Ir štai mes jau rytų Vokietijoje. Vokietijoje esame buvę daug kartų ją pravažiavę, todėl kažko ypatingo, kas mus nustebintų, čia nematėme. Gatvės ir keliai buvo geri, todėl vairuoti čia buvo malonu. Na, o miesteliai, kuriuos pravažiuodavome, neblizgėjo prabanga, galbūt todėl, kad čia buvo rytų Vokietija. Na ir šiek tiek pavažiavę sustojome aikštelėje, todėl, kad nutarėme pasivaikščioti. Šalia sustojimo aikštelės buvo pasivaikščiojimo takai, todėl ir patraukėme jais. Nepažymėjai tipi? Ir štai jūs matote visą mūsų keliautojų grupę. 2 dvikojai ir 1 keturkojis. Mes trise keliaujame jau nebe pirmus metus, todėl turime patirties ir manome, kad kelionė vyks sklandžiai. Nors keliaujant su šuniuku kartais būna įvairių suvaržymų ir planų pasikeitimų. Žymėk medį tipi. Šitą reikia, nereikia. Tu geriau žinai. Janutė sako, kad čia radasta. Pavostykit, ar kvepia. O, tikrai kvepia. Nu. Jo. Čia rožinė. Ten balta. Rožinį, žinau, bažnyčiai kalba. Čia kvapas kitoks šiek tiek. Bet baltos aš kvepinu. Taigi šiek tiek pasivaikščioję važiavome toliau. Pakeliui turėjo būti siaurojo geležinkelio muziejus, kurį nutarėme aplankyti. Todėl neužilgo įsukome į labai siaurą keliuką, kuris ir vedė į mano minėtą į muziejų. Šio Herenleito siaurojo geležinkelio muziejaus pradžia buvo 1977 metai. Tuomet buvo išgelbėtas pirmasis eksponatas nuo supjaustymo į metalo laužą. Tai buvo elektrinis lokomotyvas Obergorbico plytinėje. Na, o vėliau buvo pridėti ir kiti eksponatai, įskaitant ir pirmąjį garvežį. Genutė laukia traukinio siauruko. Šis muziejus pirmiausiai buvo atidarytas Dresdeno miesto valymo departamento teritorijoje. Bet 1989–90 metais vadinamoje VDR įvyko daug svarbių politinių, socialinių ir ekonominių pokyčių.
Todėl daugelis iš maždaug 300 VDR lauko geležinkelius eksploatuojančių įmonių nutraukė gamybą arba perėjo prie modernesnių vidinių transporto sistemų. Šiuo laikotarpiu liko daug senos, nemodernios geležinkelio technikos, todėl buvo įsigyta daug nenaudojamų transporto priemonių ir net iš tiesų lauko geležinkelio sistemų. Tuomet visi eksponatai jau netilpo į Dresdeno valymo įrenginių teritoriją ir buvo perkelti į Herrenleitę, kur mes dabar ir esame. Garvežio katilas. Dabar šis muziejus yra gausiai lankomas. Čia vyksta edukacinės programos vaikams ir suaugusiems. Jų metu demonstruojami veikiantys lokomotyvai, vagonai, kuriais yra vežiojami muziejaus lankytojai. Šiuo metu šiame muziejuje yra apie 40 veikiančių lokomotyvų ir keliasdešimt vagonų. Visi veikiantys eksponatai šiuo metu yra uždaryta uždarose patalpose, boksuose ir išvažiuoja tik tada, kai būna lankytojų, o lankytojai privalo iš anksto užsiregistruoti internetu ir tik suderinus laiką gali atvykti ir tik tada gali pamatyti visus čia esančius eksponatus. Mes nebuvome užsiregistravę, todėl matėme tik lauke esančius eksponatus. Na, bet mes nebuvome labai nusiminę, vis tiek kažkaip tai reikėjo po ilgos kelionės pramankštinti kojas, tai nors pasivaikščiojame ir kažką pamatėme. Tai va, šiek tiek pajudėję, pavaikščioję, mes vėl sėdome į mašiną ir važiavome tolyn lankyti sekančio objekto. Mes vėl judėjome tolyn rytų Vokietijos keliais ir pakeliui ruošėmės sustoti dar vienoje lankytinoje vietoje, o kur jau pamatysite kitoje serijoje. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki.